Sveikučiai! Sveikiname su jumis iš kelto, kuris plukdina į Pietų Korėją. Plaukime iš Japonijos miesto Fukokos į Pietų Korėjos uostamiestį Busaną. Greitai prasibėgsime per laivą, pažiūrėsim, ko čia yra pas juos. O mes grybaujam, ieškom karaokės kambario. Čia karaokė? Kapela? Kas čia per kambariai tokie? O, žaidimo kambarys pas mus yra? Būtų smagu pažaist, bet mes monetų neturim. Viską užtaškėm Japonijai. Ir čia japoniškos pinigus primdinėti. Nu, nėra pas mus paganų. Paganai baigėsi Japonijoje. Japonija surėjo visus mūsų pinigus. Kaip gaila, kad išleidom visus pinigus, nepasilikom niekiek. Dar specialiai leidau prieš uostą, kad nebūtų nieko lyg iš Japonijos monetą. Prašau, alučia, norit? Negi kažkaip patiekalai yra. Čia deserčiukai. Bet kaip šita vištytė skaniai atrodo, kaip aš jas norėčiau. Vienintelė vieta, kur galim nusipirkti, tai šitoj parduotuvėliai. Viskas kažkaip dvigubai brangiau negu šalybo, tai ketkai 2,5 kartų brangiau. O alutis tokiom pačiom kainom. Tai pasirinkimas akivaizdus, man atrodo. Tai ką, šiandien pas mus pietums bamšpakas. Kad tik ne aštrus būtų šitas, bet atrodo tai aštrokai. Gerai, bandysiu. Nu ką, pas mus šiandien šviečiasi labai sveikoliški pietus. Saliamiai užkandėlė prie alučio, čipsiukai, bamšpakas. Ir aišku, nesąmonių visokių saldainiukų. Taip? Galėtum ant cukraus gyventi visą laiką? Ir ant čipsų, aišku. O šitas saliamis tai gerulis. Ojojoj. Jie primena. Grinai Lietuvoj tokie. Parduodami. Čia net skanesni, sakyčiau. Skrenda į burnytę. Išėjau prasivedinti lauką. Kažkaip nėra bangavimo, bet kažkaip labai stipriai mygdo. Bet vėjukas koks geras. Gerai pravedina. Aš pasistoviu, mane neša. Korėja, mes atplaukiam. Aš galvoju, ko nei vieno žmogaus nėra ant denio lauke. Va dėl ko. Vėjas nerealiai stiprus čia. Visi pasifilmavo, kai išplaukdinėjom ir viskas sulindo atgal. Gerai, lendam ir mes. O tai dar mikrofoną tai pamesiu. O pas mus visi snaudžia jau keleiviai. O kas čia nemiega? Kas filmukų žiūri pas mus? Kas filmukų žiūri? Šį maršrutą pamačiau pas kitus keliautojus YouTube, tai pagalvojau, bus bairis nuplaukti iš Japonijos į Pietų Korėją. Bet daugiau nekartosim. Viskas gerai, kol guli kajutėj savo, nevidi, miegi, tada nebloga, bet tik pradedi vaikščioti po denį, o to labiau, kai kompiuteriai lendi, iškart stipriai pablogėjo. Ir štai, 6 valandas ir mes pasiekėm savo paskutinę statelę mūsų 6 mėnesių kelionėje, Pietų Korėją. Net liūdna pasidarė, nes žinai, kad greitai grįši namo po 12 dienų. Man tai dar nesinori grįžti, žmona tai seniausiai laukia. Bet va toks nerealus šiandien pas mūsų saulėlydis, Busano mieste, antras pagal dydį miestas Pietų Korėjoje. Kalnuotas. Man kažkom netgi šitoje vietoje į Rio de Janeirą panašus, pagal savo išplanavimą. Ir mes oficialiai esame Korėjos žemėje. Atvažiavom į savo apartamentus. Butas nemažas, bet keista, kad nėra kur pasikabinti striukių. Toks tualetukas, dušiukas. Žodžiu, einam prie įdomiausia. Virtuvėlė su skalbeiklė, kas mums svarbiausia yra šiuo metu, nes tiek daug rūbų purvinų turim. Aš, pavyzdžiui, net kojinių neturiu švarių dabar. Ir pasirodo 2 kambarių butą gavome, nors lyg tai susakinėjau vieno. O toks kambariukas 22 aukšte, paskutinėme šio pastato aukšte. Gaila dabar jau tamsu, nieko neparodysim, jau nesimato beveik. Žodžiu, ir tai dieną pamatysim. Kaip numeriukas. Mums tai labai patinka. Dūkstam, kaip visada. Ir dar buvo pasirinkimas, norite gyventi aukštai ar žemai. Tai aišku, kad aukštai. O butas šitas kainavo tik tais 32 euriukus nakčiai. Tikra atgaiva piniginiai po Japonijos kaino.
Va tokias Korėjos Busano miesto kainos. Labas rytas. Gerai įsimiegojom, pasiruošę dienai. O toks pas mus vaizdas iš 22 aukšto. Labai daug aplinkų gyvenamųjų didžiulių pastatų. Priekį galit matyti po 40, po 50 aukštų. Dažnai netgi matau, kad saulės spinduliai nekrinta pas kai kurios kaimynus, tai sakyčiau per arti pastatyti tie pastatai. Bet mums šitas būtas nerealiai patiko, tai net prasitėsim dar 3 dienom ir gavosi dar pigiau, po 26 eurus. Turim pasirodę dar tokį didžiulį teliką, vakarė net nepastebėjau vakarė. Ir turim nerealų dalyką, tai šildomas grindys. Superinis dalykas, grįžus vakare į šaltą būtą, tai labai malonu prasieiti. Vakar atvažiavę, tai jau pastebėjome, kad atvykome į turtingą šalį, daugybę dangoraižių, aukštų gyvenamųjų pastatų ir labai daug prabangių elektromobilių. Nes susidaro įspūdis, kad čia kas trečias yra elektromobilis. Pavyzdžiui, čia koks didelis pastatas. Pasidomėjau, aukščiausias pastatas Busane, 100 aukštų. Jį taip pat bandysime pakliūti. Bet užėjai į prekybcentrį vakar vakare, tai supratom, kad į lietuviškas kainas grįžome. Kokiu trečdalį vėl brangiau nuo Japonijos pasirodė. Grinai lietuviškas kainas prekybcentrį, tai mus greit sugrąžins į realybę grįžus į Lietuvą. Nebus jau tai baisu. Bet Japonija akivaizdžiai buvo daug pigiau viskas. O mūsų apartamento prašymas nemelavo. Tik 200 metrų iki paplūdimio. Dabar 12 laipsnių lauke, tai nepamatysite turbūt besimaudančių žmonių, nebent vienas kitas ronis koks. Ir iš karto didžiuliai pastatai šalia. O ten tai vaizdelis geras turėtų būti, iš viršutinio aukšto jūra. Priėjom prie molo, bet sunku laukia buvo, ta prasme, aš kaip kurmis jaučiuosi. Aš tam dangoraižiui pasirodo yra apžvalgos aikštelė. Bet tai kiek turėjo kainuoti šitas pastatas ant pat jūros kranto? Tokia brangi čia žemė turėtų būti. Aš šitas vaikas pas mus ant 12 laipsnių nori maudytis. Maudytis nori, sako. Gerai, pasidžiaugėm trumpam jūrą, reikia varyti į miestą. Mes matėm jau daug kur sakura žydė. Gal pagausime ir mes kažką. Gal žmonos iš tikrųjų čia viskas. Jaigi reikia nuotraukų. Prasivažiavom su autobusu jau 3 kartą. Kol kas atrodo, kad Korėjai autobuso vairuotojai tokie patys ir kaip Lietuvoje. Ne patys maloniausi žmonės. Atvažiavom prie sakurų. Žmona nori sakurų, žmona gaus sakurų. Nežinau iš tikrųjų čia sakuros ar ne. Sakuros yra būtent vyšnio žydėjimas. Aš tame nesigaudau. Man tai svarbu gražiai tas medis atrodytų. Man čia gražu. Reda, tau gražu? Klausimas moterims. Iš vis įmanoma atsifotkinti nuo sakurų? Ta prasme, kad atsifotkinai ir visam gyvenimui ramu. Ar kiekvienais metais reikia per naują fotkintis prie kiekvieno žydėjimo? Man tai pirmiausiai ne sakuros krito į akį, o upė. Aš tokios rudos upės dar nematau. Dar ir paukštukai čia pas mus. Bet kokio rudumo upė, ta prasme, nieko absoliučiai nesimato. Wow, so beautiful. Nu jo, sakurų specialistai iš karto stebėjo, kad dviračių takas ne toj vietoj padarytas. Turėtų būti čia. Čia žmonės nori fotkintis ir negali, nes dviračiai pastoviai laksto. Nu gerai, šiek tiek gražu ir man. Ir man žmogų, kuriam realiai nusispjaut ant tų sakurų, žydi medis ir žydi, bet čia tokia sakurų alienė, sakyčiau, toj pusėj. Ir kaip suprantu, čia porą kilometrų tas takas taip eina. Ir svarbiausia, kad nėra žmonių, kurie fotkintųsi. Ar jie atsifotkina nuo tų sakurų? Ar jiem čia dar ne tos pačios gražiausios? Gal jie visi prie violetinių fotkinasi? Nes realiai violetinės gražesnės negu baltos. Mūsų, rožinės violetinės, man rožinė violetinė tas pats. Aš daltonikas. Fotografuok mane taip, kad jis suprastų, ką prarado. Instagramo serveriai tiesiog lūžta nuo šitos vietos. Milijonai nuotraukų čia jau turbūt yra padaryta. Taip, mes ilgai ėjom, kol radom tuščią suoliuką. Viskas užimta. Bet šiaip stebėtinai mažai žmonių, kaip tokioje vietoje. Jiem turbūt nedaro tokio didelio įspūdžio kaip mums. Pas mus kavos pertraukėlė tokioje vietoje. Fotografai dirba, fotografuoja savo moteris, o mums laikas gerti kavytę. Pageriam, užkandam. Aš eilinį kartą sugrybauju su bandelių pirkimais. Pamatau bandelę, lygtai su šokoladu nupiešta. Aha, atsikandė. Su raudonuosiam pupelėm. Baisus skonis.
Einam paciltasam, bet tu nebijok, tau tikrai nieko nebus. Dėdės lošia kortytėm. Azartiniai lošimai. Nelegalus. Aš jum nepakviesti manęs. Būtų ilgesnis tiltas, tai grinai primintų Vilniaus Baltąjį tiltą. Kažkas panašaus. Pas mus irgi žydi ten sakuras tai vietai, bet nepalyginsi su šita vieta. Jau gal 1,5 kilometro praėjom ir pabaigos nesimato. Belen kokį ilgumo takas. Ir visur žydintys medžiai. Sakuras arba slyvos. Jeigu mus žiūrit babos, močiutės ir vyresnis moteris, tai susitrėm taip. Aš jums parodau gražų augalą, jūs iškart paspaudžiat like, gerai? Kiekvieną kartą parodau gražų augalą, iškart spaudžiat like. Va, prašau. Viskas, atsiskaitam iš karto. Kiek čia profilio nuotraukų buvo pakeista šitai vietai? Tų profilio nuotraukų, kur žmogaus nėra. Jūs suprantate, apie ką aš. Bet toks čia smagus takas padarytas. Kad tik man vėjas dabar nenupūstų mikrofono, oi bus. Nu jo, vandenukas spalva tai visiškai nesimato nieko. Japonijoje tai nerealiai švarios buvo upės. Absoliučiai viskas matydavosi. Ir dar kokio didumo žuvis ten plaukiodavo, 0,5 metro ilgio. Man keista, ta prasme, kad jų ten negaudydavo. Aišku, ten ženklai yra visur draudžiantis tą daryti. O japonai labai laikosi taisyklių. Lietuvoje neįmanoma, kad tokia žuvis plaukėtų mieste ir nebūtų gaudoma. Na, nerealus takas. Virš 2 kilometrų iš viso praėjome, bet pabaigos nematėme, jau apsisukinėjame, grįšime atgal. Bet kur neisi, visur žydi medžiai. Pasakiškai atrodo. Turėtų visiems labai patikti šitą vietą. Labai rekomenduojam, jeigu būsite Busane, balandžio 1 dienom būtinai nepraleiskite tokio reginio. Šiandien vėl nusimato kojų diena. Atvažiavome į Busano priemiestį, į kaimelį. Gražus įstom, kad labai daug spalvotų namelių bus šitoj vietoj. Jau operatorė gali parodyti jums štai. Išbandėme Busano metro. Ne pats patogiausias metro pasaulyje. Visiškai niekas neaišku. Ir dar, kaip supratome, yra didelė nesąmonė ten padaryta. Kai prieini prie savo platformos ir jeigu nori perėti kitą pusę, kai suklysti, tai tau reikia pro vartelius išeiti iš naujo. O kai išeini pro vartelius, tavo bilietas nustoja galioti. Kaip suprast tokią sistemą? Tai aišku, mes atvažiavom ir mūsų bilietas negalioja, mes negalėjom išeiti tiesiog. Bet laimė darbuotoja buvo supratinga. Praleido. Labai kalnuota vieta. Visą laiką dabar lipame į kalną. Bet paskui lygtis jau bus lyguma. Ateik čia daug spalvotų namukų. Čia dar mažai. Aukščiau bus daugiau, mačiau iš nuotraukų. Eik, tu sako, koks čia statumas. Aš kaip kalnų ožys jaučiuosi dabar. Jos ten praeisim. Eik, tu sako, kaip čia linksma lipti. Čia visi turistai dabar, kurie atvažiavo, matosi, kad jau dūsta tiesiog. Gale mūsų irgi eina chebrytė. Paeina 20 metrų, sustoja pakvėpuoti. Bent jau oras geras šiandien, superinis. 13 laipsnių, pats tas lipti kalnus. Linksmai čia žmonės gyvena. Vietiniai tikrai pasportavę, kojos užpumpuotas pas jos. Visas mašinas priparkuotas su kaladėliam aparatais. Statumas tai čia nerealiai didelis. Ant kameros gal jums nesimato, bet kai eini ant kojų tikrai jaučiasi. Svarbiausia, kad iki šitos vietos važiavo autobusas. Bet mes kai vis laik pasirenkam sunkiausią kelią. O čia kokie gyvenamieji namai. Geras pasvešio vaizdelis. Ten tolumoje pats Busanas matosi. O jei trumpai iš kur atsirado šitas kaimelis, tai čia nuo Korėjos karo. Pabėgėliai iš karo, o čia įsikūrė ir iki šiol gyvena kelios kartos jau. O aš galvau, čia turistų nebus, o pasirodo, į turistinę ką tik lindom. Bet jau ieškam kabutės ir cukraus, reikia jau pasistiprinti. Bandysim tai. Senai planavau. Sūrio hodogas. Štai ragausim. Nu kažkaip, kai vien sūris kažkaip trūksta mėsos. Nes labai daug sūrio. Ir kainavo
Apie 2,60 eurų kažkas tokio. Dar papildymą paėmėm, tai patiko tas sūrio hodogas, kad jau tikrą hodogą paėmėm. Nes Korėja garsėja savo gatvės maistų, tai reikia čia kuo daugiau visko išbandyti. Neblogai. O čia pas mus didžiulė krevetė, tos kaip karališkos ar tigrinės vadinasi. Ar kažkokio tai paplotėliai. Labai daug daržovių. Tau turėtų patikti, man toksai. Bet aš krevetės labai mėgstu. Šiaip skanu. Ir kavutės. Viskas, grinai po 4000 svonų, tai po 2,60, po 2,7 kiekvienas dalykas ir kava, ir tas, ir tas. Normali kaina, skaičiu, kaip tokie turistiniai vietai. O, užkandom. Bet kad čia labai nuturistinta vieta. Visur šuviukus parduoda visokius. Nesusijusius netgi su šita vieta. Tiesiog pinigų trešikla turistų. Trečią dieną esame Korėjoje, tai pastebėjom labai didelį dalyką tarp korėjiečių ir japonų. Na, visų pirma, jie išvaizda nerealiai skiriasi. Ypatingai korėjiečių pensininkės beveik visos su ta pačia šukuosena vaikšto garbanuotais plaukais. Ir charakterių. Japonai labai santūrūs, o korėjiečiai jau tokie labiau europietiški žmonės, pasileidę tokie, dažnai labai ateina, bando paliesti mūsų dukrą, ko Japonijai niekada nebūdavo per 2 savaitės. Šiaip jau daugiau čia triukšmo negu Japonijai. Jau ir metro žmonės pakalbėti mėgstantis. Ir dar ką pastebėjom, kad Korėjoje labai daug gražių moterų, nerealiai daug. Tarsi Japonijoje, grožis toksai dalykas subjektyvus, bet nematėme ten gražių moterų praktiškai. O čia kas 10 minučių eik, visur pilna gražių moterų. Ir čia ne viena mano nuomonė, čia ir žmona taip mano. Oho, tokioj kalnuotoj vietoj netgi autobusas važinėja. O stotelė pasirodo, žmonės laukia. Šiaip smagi vieta. Bet aišku, nesu vežimėliu ir nesu vaikai čia ateit mažais. Labai daug vaikščiojimo, nulipimo nuo laiptų, nuo kalno ir paskui vėl lipti reikia viršų. Labai kalnuota vieta. Kaip vietiniam turbūt atsibodi šitie turistai, po jų namais pastai tampasi. Visur fotkytės. O, čia Mažasis princas, man atrodo, jeigu neklystu. Pataisykite žmoną, čia Mažasis princas. Redaktorė patvirtino. Aš Redą kartais vadinu redaktorę. Patys suprant, redaktorė, pagavot? Va, kur tikras grožis. Kur reikia nueiti nuo takelio ir pamatysi, dėl ko čia visi ateina. Kažko man primena tas braziliškas favelas, lūšnynus. Tik kad čia ne patys bedniausi žmonės gyvena. Tiesiog tokie vietoje gyvena ir tiek, su spalvotais namukais. Graži vieta. Bet nelysiu aš ten giliau, nenoriu nervinti vietinių. Mane, pavyzdžiui, nervuoti, jeigu čia turistai tampytis pastoviai. Turistams fotas padarytas atrakytėm. Čia gerai viskas matosi. Man tai patinka šita vieta. Kalnuose, grynas oras. Negalim foto padaryti, kol moteriškės nepasitrauks. Viskas, šypsomės. Čink, čink. Dar pastebėjau labai daug vaikų ir šiaip suaugusių moterų ateina su suknelėm tokios kaip princesės atrodo. Nežinau, į kokią čia temą, bet labai daug tokių apsirengusių moterų. Ką, jūs čia fotkinat, parodykit ir man, aš irgi noriu. Va, čia tai nerealiai atrodo. Va, čia tai suprantu. Ir va čia dar šonuose tolumoj sakuros visur žydi. Tokia smagi eilutė, kad nusifotografuot su Mažojo princo skulptūra, kuri žiūri į kaimelį. Redas sako, kad labai Italija priimina šitas spalvas, man irgi kažkaip tai. Italija irgi ne vienas miestelis yra toks spalvotas, kažkom tai priimina. O kas čia pas mus žydi? O, va čia irgi geras vaizdelis, tiesiai į jūrą einam. Šiaip gražiai labai vieta, tikrai gerai, kad atvažiavom čia. Mes su Reda žiūrim į namus, o dukra sako, žiūrėkit, aikštelė. Kokia aikštelė? O pasiregėjimas kaip pasirelį. Prie to daugiaaukščio, iš kilometro, kuris randasi aikštelį pamatė. Rimtai matosi, bet pirmiausiai į aikštelį pamatė, mes į namus žiūrim. Kas ką nori matyti, tas tai ir mato. Šiaip nerealiai graži vieta. Dabar, kai sakara žydi, tai išvis pasakiškai čia viskas atrodo.
Jeigu būsite Korėjai, Busano mieste, tai būtinai aplankykite šitą vietą. O 16 km nuo miesto randasi. Einam, prasivaikščiosime lauką. Parodysim, kaip žmonės čia rūšiuoja. Jeigu galvojat, kad jūs rūšiuojat Lietuvoje labai gerai, tai palaukit, kol pamatys, kaip korėjiečiai rūšiuoja. Va toks čia pas mus Rusija yra rūšiavimo cechas. Čia šiaip pastoja dar moteris dirba, viską perrūšiuoja, jeigu kažkas blogai padėtų. Mes kadangi nuomojamės būtą, tai viską vieną maišą sumetėm, dabar reikia rūšiuoti viską. Ir viskas, aišku, korėjiečių kalba surašyta, tai čia plastikas. Ja. Pas jos nėra taromatų, reikia išmesdinėti. Palauk, stiklas. Oi, šitą nefilmuok. Mamai nepatiks. Gerai, skardinės atskirai. Vakar supermarketą radom tėvynę primenančias prekes. Tai nepraėjom pro šalį. Popierius atskirai. Jie čia rūšiuoja gal, man atrodo, 7 medžiagas iš viso. O popierius kur? Gerai, čia. Čia jie atskirai popierius rūšiuoja. Čia realiai kaip kokiam ceche viskas padaryta pas jos Rusija. O čia yra atskirai maisto atliekos sudėtos, man atrodo, jiem duoda tos tokios raudonos spalvos maišus, nes visi atžymėti su raudona spalva. Ir va taip atrūšiuoja viską atskirai. Ne taip kaip pas mus atmestinai visi žiūri tai. Čia rimtai žiūri kaip ir Japonijoje. Nežinau kaip Korėjai, bet Japonijoje, jeigu būsite blogai surūšiavę padėję maišus, tai šiukšliavežiai turi pilną teisę nepaimtų maišų. Ir dar turėsite labai didelės gėdos prieš kaimynus, nes Japonai ypatingai labai žiūri rimtai tai. Merginos šį kartą jau pasiruošusios, jau su akiniais nuo saulės. Aš tai akinių neturiu, nes aš ubagas. Aš vakar išbandžiau kirpyklą vietinę. Niekur gyvenime nesu mokėjęs brangiau už kirpyklą negu Lietuvoje. Korėjai man čia dar darė, ne tik nukirpo plaukus, bet ir darė odos šveitimo kaukę kažkokią tai. Paskui dar su rengenu galvą prašvietė. Taip, išgirdau teisingai, su rengenu. Man sako, dabar su rengenu šviesim galvą. Kauka? Atnešė tokį aparatą, užtaipė man to tepalo ant galvos, pamasažavo galvą ir padėjo tą aparatą šalia prie galvos. Rengeną kažkokią tai. Ir už viską sumokėjau 13 eurų. Kai Vilniuje tiesiog už kirpimą moku pastoji 17 eurų. Kas per kainos Vilniuje, aš nesuprantu. Ši pusė draugų mano moka Vilniuje apie 20 eurų už kirpimą. Pasakykit, ką žinot, kodėl tokias pas mus kainos. Net Pietų Korėjai pigiau. O jinai brangesnė šalis už Lietuvą šiaip tai. Pažiūrėsiu paplūdimį, susidaro įspūdis, kad šiandien yra vasaros diena. Dabar yra balandis, jeigu ką, laukia 15 laipsnių. Bet va, vyrukai su plavkutėm deginasi, o mes patys su strikytėm, nes šiaip tai vėsu iš tikrųjų. Bet pažiūrėjus, kiek žmonių paplūdimy, tai realiai susidaro įspūdis, kad dabar vasaros karšta diena. Šiaip man sunku patikėti, prasme, kad mes čia gyvenam. Šitam rajone Dangoraižių prie pat jūros už 26 eurus 2 kambarių būti. Kas per kainą, nesuprantu. Bet tik Busane tokios kainos dabar. Keliausime į Seulą, į sostinę, ten kainos dvigubai aukštesnis. Ten jau mokėsime 54 už daug prastesnį butuką. Tiksliau viešbutuką 2 žvaigždučių. Tai šiandien sekmadienis, labai graži diena. Gal sakau, reikia šeimą nustebinti, nusivesti į restoraną. Kaip galvojat? O štai ir tas nuostabusis restoranas, kurio taip žmona nemėgsta. O mes su dukryte tai mėgstam. Šiaip labai norėčiau Big Mac'ą, bet aš dėl jūsų pasiaukosiu. Ir sakysim kažkokią tai nesąmonę vietinę. Važiuojam. Korėjai pastebėjom, kad labai aštrus maistas, kas mums nepatinka. Dievai, balionėlė. Kiek daug laimės suteikia balionėlis. Džiaugiuosi už tave. Krevetės su jautiena sumaišyta normaliai. Gerai, tėvas dabar renkasi. Čiūras gal pabandyti? Kainuoja apie €63 čiūras. Brepą pabandysim šitą šanchajaus. Gerai, personalizuojam. Šitie eina į šiukšliadėžę, mes nemėgstam svogūnų. Gal Česlovo salotų paim? Šiaip turėtų skanios būti. Jis nevadina šito Koleslav salotų Česlovo? Nežinau, man tai Česlovo kažkodėl tai. Visą laiką kelionę atsiskaitom su Revolut kortelė. Ir sumokėjomės 13,42 €. Važiavo mūsų užsakymas. Pasirodo, ne į popierinius indelius pila spraito, jeigu
podukus ikėjinius. Garagaujam. Pirmas testas bulvytės. Bulvytės geros, lietuviška kokybė. Atsiprašau, būsiu paskubėjęs su išvadom apie bulves. Iš tikrųjų, ta pati problema kaip ir visoje Azijoje, kur nevažiavam, Japonijoje, Filipinuose ar Vietname, Tailande, visur tas pats su bulvėm. Yra žalios bulvės poskonis ateina toksai. Visgi lietuviškos bulvės yra pačios geriausios. Lukašenka, aišku, nepritartų man, bet taip jau yra. Labai skanu, bet nieko ypatingo. Lietuva, man atrodo, irgi kažką panašaus buvo galima rasti McDonald'e. Šiaip skanu. Bet ar gali būti kažkas skaniau už Big Mac'ą? Nu, nežinau. Reda yra talentas Korėjui ir šiaip kur nekeliaujam, pastoji blogą maistą įsirinkti, taip pastoji netinka. Visą laiką aštrai pakliūna. Aš tai turiu talentų labai skaniai įsirinkti. Kur nevažiuojam, vis laik skaniai pataikau. Ir spėkit, kas paskui iš manęs ima maistą? Žinot tą klasiką moterišką, vogti iš vyro maistą. Ar tau skanu? Taip, man skanus padažas. Skanus padažas? Tai valgyk ir neaštrus. Šanchajietiškas brepas. Tiesiog nukėlė mane į Kiniją. Skanu kaip pas močiutę kaime. Nes mano abidvi močiutės ne kaime gyvena. Tai aš nežinau. Bet aštrokai irgi. Viskas, kas su vištiena susiję Korėjai, yra bus aštrų visą laiką. Nes kiek nebandėm, parduotuvėse pirkti paraštukus kur neįs, visą laiką aštrų bus. Bet jeigu aštros maisto nemėgsta, tai sudėtinga būtų jums Korėjui. Skaniai pavalgiam, nu bent jau aš skaniai su dukra pavalgiau. Pėdakai visą laiką, nes skanu būna. Tai kol sėdėjau McDonald'e, paguglinau viešbučių kainas. Galvojau, gal čia tik dabar taip jeigu, nes ne sezonas, pavasaris, bet ne. Pažiūrėjau birželių Liepai. Tai irgi galima 4 žvaigždučių labai gerus viešbučius surasti mažiau nei už 40 eurų. Tai va čia tokios kainos bus, Anė, labai geros. Kas liečia Google Maps žemėlapius, tai prastokai veikia. Jums sudėlios maršrutą, jeigu važiuosite autobusu, ten metro, bet ne pėstiesiems. Pavyzdžiui, pėstiesiems neranda iškart maršrutą, tai reikia tiesiog pagal burbuliuką eiti ir viskas. Reikia siūsti vietinius žemėlapius, nes Google Maps čia neveikia normaliai. Ir kas čia pas mus toks krūtas važiuoja? Nu, ar tik ne Lamborghunis? Lamborghunis nori pasirodyti? Nu, duok gazą, tėvai. Nelabai čia kur įsigazuosim, vien gulintys policininkai visur. Tokia graži pavasario diena. Vaikučiai su šortukais žaidžia futbolą. Šiaip žmonės išsirengia rimtai, atrodo, kad vasara čia. Kas liečia tuos įsirengimus, tai Korėjai tas pats vyksta, kas ir Japonijai. Vaikai yra graudinami. Ant 10 laipsnių matėm pastovi, važiuoja vežimėlį, viskas nuo kelio iki pėdų būna nuoga visą laiką. Netgi vaikas miega aprengti sustriukę, bet kojas vis laik nuogos būna. Nelabai aišku mums šitas. Labai skiriamės mes nuo korėjiečių ir japonų. Pas mus kaip tik jas prirengia taip, kad baisu, kad nesušaltų vaikas. Pastebėjau, kad labai daug žmonių palei jūros krantą nusiėmė batus, jie vaikšto per vandenį. Taip ir grūdinasi, praseina per visą pakrantę. Man mergaitės, be kelnių, vaikai ir šiaip labai daug žmonių praeina, tiesiog be batų eina. Nors su striukiam, realiai šalta dabar lauke. Bet turbūt čia pas jos tai priimta grūdintis. Sveikučiai, dar viena diena, kai nerealiai spigina saulė. Ir pagalvojau, kad būtų nuodėmė nepakilti šitą 100 aukštų pastatą. Šeima liks lauke, pažais smėliukę, žmona įspūdžiau nedaro dangoraižiai, o aš radau visai gerą kainą. Tai varom į vidų, pažiūrėsim, kaip atrodo vaizdelis, tai 100 aukšto. Dabar yra pirmadienis, 11 dienos, tai labai tikiuosi, kad ten išvis žmonių nebus. Galim bus ramiai pasidėti, pasižiūrėti, nereikės grūstis tarp žmonių eilių. Vat ir laukiu dienas dabar, nė vieno žmogaus nėra. Kaip ir galima buvo tikėtis, pirmadienis ir dar tik 11 dienos.
Rimtai keistas jausmas, aš čia vienas dabar, man atrodo, esu. Ne vienas žmogaus lygtai nebuvo be manęs. Ai ne, dar dvi turistės yra. Bet va toks vaizdelis mus pasitinka iš karto. Eiktas tau, kiek čia daug aukštų pastatų Busane. Iš apačios matėsi, kad daug, bet iš viršaus tai iš vis. Viskas kaip ant delno. O čia toks vaizdelis į jūrą. Wow, vaizdelis tikrai įspūdingas. O ten talamai matom garsuosis Busano tiltas. Kelių kilometrų ilgio net. O miestas tai tikrai įspūdinga atrodo iš viršaus. Man rimtais kažkom tai šiek tiek į Rio de Janeiro panašus. Aišku, Rio de Janeiro paplūdimys daug ilgesnis Copacabana, bet kažkam labai priminus man. Tie kalniukai, jeigu dar čia Jėzaus skulptūra būtų, tai grynas Rio de Janeiras būtų. Nu jo, geras sprendimas buvo šiandien čia užeiti. Ir dar yra toks dalykas padarytas, jeigu kartais ryte kavutės neišgerėt, tai galit greitai prasiblaškyti. Stiklu praseit norit? Ne kartą jau vaikščiu, bet kiekvieną kartą užlipus dreba kojytės, eiktis 400 metrų aukšte. Va ir kavos nereikia, gavai adrenalino ir pradėjai naują dieną. Va, aukštį rašo, 100 aukštas, 384 metrai aukščio. Aukščiausias pastatas Busano mieste. Na čia nežinau į kokią temą, bet tūkstančiai tiesiog lėktuvėlių išlankstyta. Ir palikti ten dar vamzdis, matau, ten irgi užkimšta lėktuvėliais. Neatrodo tai gražiai. O žinot, kom dar ypatingas šitas pastatas? Čia yra aukščiausias pasaulyje Starbucksas, 99 aukšte. Gal reiktų irgi užeiti? Ir čia kainelės tai kandžiasis. Žmona mane užmuš paskui, jeigu pirksiu brangią kavą. Ir dar be jos. Nu, bet reikia patikrinti kainas. Gal ten kainos prieinamos. Prieini, pamatai ir išeini. Na, čia toks vaizdelis iš kitos pusės. Daug gyvenamųjų pastatų. Ten tai išvis grynas perkunkėmis. Skrusdėlynas padarytas. Panašiai kaip Vilniuje, tik daug aukštesni pastatai. Ir problemų su parkingu nėra, nes visi parkingai po žeme. O pas mus didžiulis bardakas su parkingu Vilniuje. Ne, miestas tai tikrai gražiai atrodo iš viršaus. Nu, bet ką korėjiečiai mėgsta, tai gražias foto. Pažiūrėkit, kokią studiją padaryti net. Profesionaliai kamera, pas mes su viskuo. Stovas, eiktų savo kaip kino studijai kokioj. Kad Instagrame draugės visos užpavėdėtų jums. Čia taip pat tūkstančiai lėktuvėlių. Bet niekur nerašo, į kokią čia temą padaryti. O tokie dabar vamzdžiai pilni. Ir va tiek iš apačios atrodo daug. Eiktų savo čia rimtai tūkstančiai tiesiog. Tai prasme visur pilna ženklų, kad tu tik nepraleistum įėjimų į Starbucksą. Visi keliai veda į Starbucksą. Vėl pakylam į 99 aukštą. Kol einam mintise spėkit, kokia bus puodelio kaina, maždaug vidutiniška. Aš sakyčiau, kokie 6-7 eurai. Žinokit, ponios ir ponai, kainos labai maloniai nustebino. Užsisakiau, tai pasakysiu, kiek kainavo man. Excuse me. Kainas man toks jausmas, kad net mažesnis negu ant žemės būčiau sakinėjęs. Ta prasme, grandė puodukas, vidutinė dydžio, nors koks čia vidutinė, ta prasme, čia virš 300 ml. Tikrai didelis puodukas. 3 eurai, 64 centai. Kaip jums kainelės 100 aukšte? Oi, tie sunkus pirmadieniai 100 aukšte. Niekam nepavydžiu. Eiktų savo, kas gali gerti tokius didelius puodukus. Čia ne puodukas, čia puodas. Čia šeimininis, ant dviejų reikia dalinti. Man tai širdys iššoks. Pabūsiu gerų vyrų ir nustebinsiu žmoną. Mačios atnešiu. Jos dabar kaip tik su dukra žaidžia paplūdimy. O kas liečia pačius apžvalgos aikštelės bilietus, tai oficialiam puslapį kainuoja apie 17 eurų. Bet tėvas padarė namų darbus. Patikrino tarpininkus. O per Agodą pasirodo bilietas kainuoja tik 10 euriukų, taip kad visą laiką tikrinkite tarpininkus, ypatingai Azijoje, nes per jos dažniausiai būna ekskursijos daug pigesnės. Nu va ir turistų padavė, nu aš jau leidžiuos, šiaip nereali vieta, 10 eurų įėjimas ir 3,5 euro kava. Superinė vieta pradėti pirmadienį. Motušė, žiūrėk, ką tau atnešiau. Rankas nusivalyk. Štai kad buvai gera vakar, gavai mačios. Kai pamatysi video, labai pasigailėsi, kad nevažiavai į viršų. Ką čia statai?
Tyli. Tokia graži diena įsimaudyti, ar ne? Ant 14 laipsnių. Šiaip miestas tai labai gražus. Va, šitam dangoraižį buvom. Per kamerą atrodo, kad šitie panašaus dydžio, bet iš viršaus matėm, kad šitie mažesni, kažkur ant 20 aukštų. Bet tai čia gyvenamieji pastatai, kaip suprantu, su balkonais, net įsivaizduojat? 70-80 aukštų pastatai. O ten tai vaizdelis iš balkono. Bet ir čia neblogas buvo. 10 euriukų, negaliu patikėti, kad tiek mažai mokėjau. O mes keliamės į Pietų Korėjos sostinę Seulą. Taisyklės tos pačios, jeigu patiko šis video, nepamirškite paspausti like ir susitiksime už savaitės. Iki!